jeigu gerai suskaičiavau, tai generolai tą, ką matau. Tai čia suskaičiavo 98 žaidėjai. Tai visus ir sveikinam, susirinkus į 183 patriotų žaidimą. Visus kviečiam, netgi reikalavim žaisti sąžiningai, dorai. Jei kyla klausimų, geriausia klaus pas mane arba brolį. Yra tokių, va. Mato tavo žmogus su akiniais? Jo, tą didelį. Tai jei kyla klausimų tarp jūsų ir jo, tada kreipkitės į mane. Jūs laimėsit. Gerai, tai vienu žodžiu, ką? Metai baigėsi. Kitą mėnesį bus kalėdinis patriotas. Tai tradiciškai visus vaišinsim karštų vynų. Nu, panas į šokius pakviesim, taip sakam, aprengsim snieguolę. Ir tada jūs turėsite dėl jos kovoti. Ja, tai iš tikrųjų kitą mėnesį kalėdinis patrioto žaidimas. Tai tie, kas nepabūksit blogo oro, mielai kviečiam apsilankyti. Ir tokiu būdu pabaigt šios metus. Kitą mėnesį bus jau naujas renginių kalendorius. Tai yra numatyta 14 patriotų kitais metais. Dar ką aš čia norėčiau pasakyti, kol nepamiršau. Yra jau sukurta sistema dėl antpečių, kur minėjom. Tai kadangi šiandien biški trūko žmonių, tai aš negalėjau pats sėdėti išdavinėti tų antpečių. Tai tie, kas norit, galėsit įsigyti juos. Jie kainuos vienas antpetis 8 eurai, jei 2 tai 15. Arba jūs turėsit skaitmeninius tos antpečius manolegionas.lt. Tai va, tai manolegionas.lt bus jau kito patrioto metu, tai reiškia, nueisit legionas.lt, bus nuoroda, rasit nuorodą į mano legionas ir tenai su savo elektroniniu paštu prisijungsit, susikursit slaptažodžius ir viską matysit. Tai va, grįžtant prie tų naujovių, ką mes šiais metais įgyvendinom. Tai šiais metais perėjom nuo greičio matavimo, ta prasme, nuo metro per sekundę iki džiaulių. Tai reiškia, atsirado privalomas chronavimas. Nežinau, kiek jisai ten prisidėjo prie saugumo, bet tvarkos yra daug daugiau. Be to mes pakeitėm, buvom pas brolius latvius žaisti praeitais metais, mums labai patiko saugumo tos taisyklės, kad pasiruošimo zonoje ginklai turi būti be dėtuvės. Tai reiškia, mes čia va visi jaučiamės daug saugiau, nes apsaugoti nuo netikėto šūvio. Tai va, tai toks dalykas. Pas mus žaidime dar atsirado mediko taisyklės. Legiono vizija buvo tokia, kad jų žaidėjai, naudodami tikrus turniketus ir tikrus žydiškus ginklus, priprastumėt juos turėti ir naudoti, bent jau imituoti naudoti. Tai va, tai manau, kad pradžia buvo labai sunki, bet mes išgryninom bendrom jėgom, kaip galima naudoti juos ir visiems primenam, kad tai reiškia, pataikė į tave vieną šūvį, reiškia, aš esu sužeistas, galiu pasitraukti 2 metrus į šoną, šaudyti negaliu, kviečiuosi pagalbos. Tai reiškia, kai mano draugas turi turniketą, jisai man uždeda, imituoja uždėjimą ant rankos, neužveržia, bet uždeda, taip kaip priklauso, imituoja užsukimą iki užveržimo ir jūs toliau žaidžiat. Antrą kartą pataikė, reiškia, nušautas, deduosi liemenę, išeini. Be to, kiekviena komanda, tiksliau armija, turi 2 karo medikus, kurios paskiria generolus. Tenai yra tie karo medikai turi krepšius, krepšiai dabar jau iškeliavę į medpekus, tai tie žmonės karo medikai vaikšto iš paskos ir jūs gydo. Tai papildomai dar turit 12 turniketų, su kuriais galima išgelbėti gyvybę. Tai va, tai tos turniketus, kai jums uždėjo, grįžot, medpekę įmetat į žalią dėžę, tada
generolas šitas karo medikas grįžo, pasiėmė vėl į tašą susidėjo ir keliauja vėl į žaidimo lauką. Tai va, kadangi minėjau dėl tų antpečių, tai pirmą kregždę tai buvo Arvydas, va matot. Ačiū jam, kad nešioja antpečius. Dabar yra toks piktžaizdė antras generolas Saulius. Jo kličkas Starka, jis matomai mėgsta gerti Starka. Nežiūrint to, kai jis to nedaro, jisai susitarnavo irgi generolo antpečių, 2 žvaigždučių. Tai kviečiam tave. Mes kancarą? Ai, išmės. Čia pagal tavo aprangą, čia, nežinau, kažkur tai, va šičia gal, antras, čia šitas, čia sėkmys. Čia Starka, po to, kai praėjai tą kursą, puskarininkų mokyklą iškart į generolus. Tai va, tai situacija dar yra tokia, kadangi Arvydas tai yra kaip nežinau, kaip stulpas, kaip vinis legionės, nežinau, turbūt 14 metų kiekvieną patriotą atvažiuoja. Bet yra toks antras generolas Saulius, kuris yra nepavyzdingas. Ir kai jo nėra, tai dažniausiai keičia toksai Tomas. Aš jau suskaičiau, kad jis yra 4 kartus vadovavęs ir užsitarnavęs žemiausio rango generolo laipsnį. Tai Tomai, prašau. O kas patalmosiu, jeigu čia veikia viskas. Viskas veikia. Taip, čia antpetis. Ten susiderinsit tuos, kurioj pusė. Čia šitas. Tai ranką duok paspausdą. Ai, nepaspaudžiau. Kažkur mintyse. Jūs girdite mane, ne? Tai dabar, kad visiems būtų aišku, tai tie antpečiai yra galinami ne už dyką. Tai šitas generolo leitenanto laipsnis įteikiamas po 3 vadovavimų. Ir sekantį laipsnį Tomas gaus, kai suvadovaus 15 kartų. Tai reiškia, jie metus daugiau gali vadovauti. Sakiau, naują kepurę kaip tik reikia. Ta prasme, laipsnį generolo auga 15 kartų. O pavyzdžiui, kai pasieks, pavyzdžiui, generolo pulkininką laipsnį, tai čia 4 žvaigždučių. Tai kaip tikro generolo jiem reikės 25 kartus apvadovauti. Tai va, o viršūnė yra maršalas pas mus, tai 100 kartų vadovavimo. Tai aš manau, kad čia mes visi numirsim, daug ką palaidos, kad iki maršalo nedatarnausim. Tai va, perduodu broliui. Ai, apdovanojimai. Taip, Daivaras Saldukas. Dar reikėtų vieno kažkokio bevardžio, be pavardžio, irgi patrioto ženklas. Kas užtarnavot? Juozai, mes tikėjomės, kad rašyt mokėt. Juozai, tai jau kryžius visus turi, nu čia... Iš naujo pradėjai? Kelinta čia kolekcija. Tai Juozas jau antrą kolekciją, kad taip sakant, pagarba jam. Maksimilian Geilg, jeigu gerai perskaitau. Donatas Andonavičius. Čia pas mus toksai žmogutis, kaip sakant, Arnas vardu švenčia gimtadienį, taip? Tai mes ar norim kategoriją reikia atminimas.
Va, tai kavo gersi, prisimink patriotą. Ne kava, O ką, nu, prie kavos. Starka tada. Gerai, taip. Gerai, žiūrėkit, kolektyvas, daug brolis kalbėjo, daug pasakė, vėlgi norėčiau visų paprašyti, žaisti sąžiningai, saugiai, žiūrėkit po kojom, kas kur krentat, kas kur čiuožiat, kas kur sėdatės, ar dar kažką tai darot, vis tik tai korto teritorijoje yra slidu, šlapia, pasižiūrėkit, kad viskas būtų saugu, kad būtų pramoga iki sakykime, vakaro praleista turiningai, bet ne kažkur tai ligoninėje ar pas medikus ar dar kažkur tai, ne? Žaidimo metu važiuos tankas, uazikas, prašymas yra toksai, laikykite saugaus atstumo, vis tik tai sena rusiška technika, kad nebūtų ten kažkas kažko nematė, galvojo ar taip toliau ir panašiai. Gali būti taip, kad vairuotojas kažko gali ir nepamatyti, tai paprašysiu saugotis jūsų pačių. Dabar, kadangi granatų nenaudojam, galim naudoti tik tai ant ginklo granatsvaidį, susprogdint tankui, vadinasi, kas turi granatsvaidį ant ginklo, vadinasi, galimybė tanką susprogdinti tik tai tokiu būdu, arba tankiai iššaudyti visą tą desantą. Primenu, į tanką telpa apie 7-8 žmonės, ten kas kaip pasispaus. Dažnai būna tokių klausimų iškyla, aš ten sušaudžiau, bet ten toliau šaudė, tai kadangi tankas vienas bus ir važiuos ne vienoje armijoje tas pats tankas, tai keisis, patys matysit, kiek telpa žmonių ir kokia ten yra galimybė šaudyti. Dabar prašymas yra tų žmonių, kurie bus nukauti uazike, tankė, kaip mes taip ir tegul būna. Pataikė, vadinasi, jūs nešaudot, perima šaudimą kažkuris tai kitas. Išsilaipinimas lygiai tas pats pataikė, vadinasi, arba sėdat į tanką ir grįžtat į savo neutralią vietą, arba keliaujat pėsčiomis. Tai, nežinau, dabar žaidimo scenarijų, žaidimo taisyklės, visas ten detalės, smulkmenas papasakosiu neutraliuose vietose, mertvekuose, kad mums čia ilgai netrypti ir nestovėti. Dabar klausimas yra toks. Šitoj vietoj dalybos gerai? Puikiai. Ne, iš tikrųjų pasakysiu taip. Šitoj vietoj yra 50 ir čia yra 40, dabar 3, bet prisijungs visi kiti, ne, prie jūsų tai bus 48. Kadangi toj pusėje daug naujokų, tai aš jau truputį 2-4 žmonėm daugiau skaičiuoju. Tai jeigu norit jūs pereit, Tai vienas, kad pereis, tai čia kažkas didelio stroko nesudarys. Vienas tu tik nori. Tai gerai. Gerai, žiūrėkit, tada klausimas man iš mano pusės iš dešinės. Spalva, kokią renkatės? Mėlyna. Geltona. Mėlyna. Mėlyna? Biškį, atsiprašau, du užsieniečiai čia, kur buvo pakibęs mūsų kompas, korteles paliko iš čia, ne? Tai gerai, žiūrėkit, gerai, kas už mėlyną, keliat rankas. Kas už geltoną? Nu, vis tik mėlynas daugiau, sakykit kaip nors. Gerai, tai jūsų spalva mėlyna, kas būsit paženklinti, keliaujat į tolimą, į Mertveką, į Furto gilumą, jūsų spalva yra geltona, Mertvekas čia betoniniu keliu keliausit ir bekeliausit. Ir kas būsit paženklinti, eikit iš karto į neutralias vietas.